Molėtų kalvose tarp ežerų ir pušynų slepiasi ne tik poilsio oazės, bet ir darbščių žmonių istorijos. Viena jų Roberto ir Dalios Miltenių šeimos ūkis, kur noksta ir perdirbamo šilauogės, braškės, gervogės, avietės, dūzgia bitės, klega fazanai, o ir pats ūkininkas dar ir kito amato žmogus. Taip tandemu dirbdami molėtiški ir kuria savo svajonių ūkį. Pradėjom ūkininkauti, čia galbūt Dalios toks kaip ir požiūris prisižiūrėjęs laidų apie tas šilauogės, kad čia auginimui, čia uogas. Nu ir pamėginam truputėlį. Truputėlį pamėginam apie šilauogės pasidomėjau, aš tai buvau kaip ir nelabai už. Toks kaip ir naujas dalykas, labai tokios kaip ir literatūros, nu aišku, yra internete paieškojęs galima, bet ten tokia labai posausė, kad kažką tai susirasti. Tie patys visas įrengimas, tas, kad nepaprastai kaip kokią kultūrą pasidina į gruntą ir auga. Ir reikia čia specialiai žemės. Tu žemė vėlgi problema iš kur susivežti. Tada automatiškai vagas darai. Nu tai čia dar tas įmanomas dalykas. Tada sodinukai. Sodinukai pasižiūri kainas, ant biškį, tada jau nelabai praeina noras sodinti. Tada pradedi ieškoti kažkur tai alternatyvas kažtai kitur. Tai viso ko iniciatorė Dalia buvo, ne? Be abejo, čia mano kaip ir variklis. Tai jeigu jau pareinam namo jau vienu žodžiu, čia viskas tik tai valga, sugalvojau, tai šiurpas, nežinau, gera nesugalvos, nes bus darba 2 metam priekin. Tai pradėjot nuo kiek šilauogių ir kelintais metais jūsų čia jau ta idėja pradėjo vystytis, Dalia? Kada pradėjom? Prieš 11 kažkur metų, 10 pradėjom jau, įsisabdinam 15 arų tik tai, pabandymui. Bet vis tiek pabandymui nemažai, ar ne? Nu, pabandymui toks, kad galima būtų visą lauką užsadinti, bet vienas ir dalykas realizavimas. Tu užsadinsi daug, o paskui kur realizuosi ir kaip čia jos auks, kaip čia viskas, nu tai nuvažiavam, atsivežėm, kiek mes atsivežėm, kažkas 500 krūmelių. Kažkas 500 krūmelių atsivežėm, pasadinam, tai vienu žodžiu. Ir tai buvo prekyba tokia, kad tada niekas tavęs nežino, vienas kitas nuperka ten vienu žodžiu, ten jeigu parduodi 20 kg per dieną, tai labai gerai būdavo. Nu ir pamatėm, kad anais metais kaip ir pasiteisino, kaip ir neblogas dalykas, tie sodinukai normaliai prigijo, viskas. Tada vėl, čia šitas laukas 3 etapus įsadintas. Tada antram etape neradom pas tą lenkų ūkininką sodinukų, kaip pavėlavom su užsakymu, pas kitą pirkom. Tai truputėlį toks, nežinau, mums neišėjo, ar žemės kažkas negeras, ar pjuvenas negeras, kažkas, ar sodinukai ne to, tai, nu, vargstam su jom. Bet tai mokėtės, sakėt, pasižiūrėjot daug darbo ir visą kitą mokėtės kur, internete? Nu, tai konsultavote su Lietuvos ūkininkų šilauogių ūkiais, ar kaip? Nu kaip, dalyvavom seminaruose dalyvavom ne vienam. Bet ir žemės molėtuose dėkingos, sakykime, šilauogėm, varlėm ir sraigiam vaistis. Drėgna? Ir drėgna, ir sausa, nežinau, kas čia daras. Ant kalno sausa, nežinau, ten kuolai kaltiniai eina, o pakalniai tai ten kiek kalisi, tiek prusveis. Ten šlapinės visur. Nu kas, Molėtų rajono žemės yra pritaikytos, tai kaip sakau, mėsiniam galvijų auginimui. Paleidai pievasi ir viskas. Aišku, to šilauogės, kaip sako mane žmonės, kur galima jas auginti. Tai sakau, aš jums nors ir ant kelią iškasiu griovį, privešiu durpių, laistymai rengsi ir tu auginsi. Bet, aišku, molis, va, kaip šiltnami mūsų tenais, kaip rodžiau, yra 5-6 krūmai, gal yra tas paviršinės vanduo. Neaukštai jau reikia mums daryti nubėgimas, kažkas drenažas daryti jau, kad negerai tai žodžiu. Kitiem, jeigu patariant, pradedant nuo tų 15 arų, kiti gal dar mažiau, tai ką jau reikia apgalvoti? Aišku, laistymas, ta durpė, suprantu, ten vieni trančėjom, kiti duobėse, bet yra svarbus turbūt laistymas šilauogėm, ar ne? Būtinai, pirmoje eilėje jau laistymas. Ir ką tada reikia, nu, kaip jums pasisekė, savais finansais, ieškojot paramos? Jo, savais finansais, tai gal dabar 3 variklius turiu, siurblius vandens atsargai, nežinau kam. Nu, matot, kaip yra, sunku pradėti kažką tai naują vystyti, ne? Čia mes senai audėm mintį, kad reikia su konsultavimo tarnyba bendrauti ir kažkokį tai projektą rašyti, gaunas ten ūkininkų paramai gauti. Tai vis tas, tai kojų pakiša, tai nesinori, tai čia atrodo
Ajazau, kiek dokumentališkai čia ir nėra šansų, žinai, nu ir pamėginam. Bet apsisprendėt? Apsisprendėm, pamėginam, nuėjom į molėtų konsultavimo tarnybą, nu ir viskas tvarko, paaiškino. Labai gera vadovė, viską išaiškino smulkiai kaip pirmokui kokiam, nu ir normaliai parašėm, viskas valio, laimėjom. Tik tai vėl buvom pakliuvę su tuo projektu nedėkingu laikotarpiu, užėjo COVID pandemija. Viską uždarė, ką mes buvom numatę pirkimuose. tą viską uždarė, tą mes negalim pirkti kažką, tai to nėra, tai vėl kažkas ir tada ieškai alternatyvas, gaunas vėl neturi nukrypti nuo tų gairių, kos yra tavai statytas, nuo tų vėžių negali nukrypti. Nu, laimė, kad tą viską susirinkam, pasistatėm, tada aišku, ten tą jau variklis, ne tie, kur mūsų jau ten laistymas, jau čia kaip juokės, ten kur pirkau iš firmas, aš čia sakė, galbūt ir televizijos bokštą Vilniaus užkeltų vandenį, negu čia nais, nu tai ir kažkaip tai pataikėm. Tai vieną projektą darėt, rengėt? Mes vieną aš kaip rengiau, kad įrengimas, o paskui dalė rašė gaunas perdirbimui. Tai vat perdirbimui, tai ką daro dabar su tom šilauogėm, jeigu nepavyksta parduoti? Liofilizuojam ir sultis spaudžiam. Liofilizatorių pagal paramą pirkam, kad galėtų liofilizuoti ir kaip. Šiaip tokias uogos kaip šilaugės, ten sausmedžiai, sirbintai, jie neįsilifilizuoja, nes jų odelė yra dengta ir neišgarina drėgmės. Reikia dalypavimą sublenderiuoju, gaunas tada į silikonės formelės ir gaunas kaip saldainiukai tokie. Saldainiukai tokie gaunas kaip formelės su meškučiais iš žvaigždutės visokias. Čia vėl dalytės iniciatyva. Be abejo. Tik tai, ieškai, vaikštai po parduotuvės, ieškai, čia netiks vienas įkradam tokias didelės, čia ne delno formas, toks paplatėlis gavas, ką žinau, ten paplatėlį biškį didokį gaunas. Paprasčiausias yra užsidega, reiktų startas mygtukas, tada 15 minučių jisai analizuojasi, o paskui jau tęsti. Paspaudi, procesas pradeda vyktis. Tik tai priklauso nuo produktų, gali tęsis 3,5 paros. Jau ką mes daugiausia valiam, tai jungia jisai ir eina. Tai va ir elektra dingsta, jisai programa to nenueina, bet tada dar automatiškai prasitėsi, neaišku, kokioje procedūroje tau dingo. Tai gerai, jeigu ten valandai 2 užšaldė, tai jisai automatiškai tą laiko šaltį, ne? Laiko tą šaltį. Jis atsiradusiai elektrą, jisai neįsiprogramuoja. Jisai kur sustoja, jis automatiškai tęsis toliau. Tik aš nežinau, ar kaip jis nustato to, kad jau pakanka šaldyti, ar tai kažką nusijungia. Aš nežinau, pagal kažką tai yra čia nusistato. Ir tada jau vėl pradeda šaldyti. Aišku, tas rekomenduoja, kaip jis tas vadovas šnekėjo jau, kažkokius, tai kai dabar yra paramos saulės jėgainį arba tais kaupiklius pirkti, nes būtų geriausias. Sako, pakanka upso gero nupirktus ir tai jau jisai kažkurį laiką palaikytų tą, gaunas tą procesą. Tai vat, sakykim, dabar pradėjome nuo šilaugų 15 arų, sakė, dabar kiek užima jos? Dabar 1,5 hektarą. Ir paskui kaip atsirado dar, pasakykit, veiklos pas jūs yra tiek ir nežinau, kiek čia žmonių. Čia kolio akis mato, tol ir stvėries kažko tai. Tai dar šalia šilauogių auginate, dalyte ką dar? Ir braškės, ir braškės, aviečių dar auginam 10 arų, kaip pasakyti. Mes braškės anksčiau esam sadinėm, auginė. O čia senais, jau kokiais 2000-aisiais panašiai metais auginam braškės, bet tai tada nebuvo. Kainų nebuvo, to populiarumo. Jo. Kaip pasakyti, jau iškištas braškės labai sunku būdavo. Plus tos technologijos sadinimo nebuvo, visi gruntas sadina, be jokios plėvelės, be nieko, taigi ten žolės auga aukštesnės už mane. Vandenį nardai, tai ten žalėsi nardai braškį ieškodamas, kol surandi, nes kol išravė viską tai. Bet tai išlieka kantriausi, išeina, ar ne? Arba durniausi. Kodėl? Tai ką žinau, tai kaip čia pasakysi, kas kantriausias, kantriausias tai yra tas durniausias, kad lieka, dirba, kiti nusispjovė kažką, tai kitą veiklą užsiėmė, nes turi laisvą laiką tą patį uždirbdami, ką mes šiandien varam po 15 valandų per parą. Nes jūs dar turite irgi, pasigirkite, pasidžiaukite, ne tik braškės, turite ir fazanus, turite ir gervuogės, turite laikote ir bičių, veikla įvairiapusiška.
sakykime, jeigu kalbant apie pirkėją, na, atvažiuoji į ūkį ir pas jūs tarsi visas turgelis. Jo, atvažiuoti, kaip pasakyti, ekskursiją, žmonės pasivaikščia su vaikais. Ar galim pažiūrėti paukščiukų? Šiaip, kaip buvom, ar taip, kaip aiškina, ant vienos, kaip sakyti, vieną kultūrą auginant, tai yra toks, vienais metais bus, kitais metais nebus, tai čia apsistoti nėra labai. Vienais metais nebuvo to, daleiskim, kitais metais bus kita, nu tai. O tie fazanai ten irgi dalios išmislas, kad reikia čia. Čia prasidėjo, kad pigiai povą patiną nupirkam, tada panelę jam suradom, nu tad čia reikia fazanų, nu tai čia fazanai. Tai čia voljeros aš gali sukalti, čia man nesunku, čia savaitę ir voljeras sukaltas, bet esmė tokia, kad jį reikia kažką apgyvendinti. Apgyvendinti Lietuvoje tokios nėra kažko, tai kokių egzotiškesnių tokių kažkokių tai veislių. Tai vėlgi ten kaimynai lenkai važiuoja dėl vieno paukščio už Varšuvos, kažkur ten nusipirki ir vėl važiuoja raudoną motyvą. Tai kiek dabar veislių turite fazanų? 7. Kažkas tai. Bet kažkur skaičiau, kad fazanai pakankamai, nu, jie kaip kanibalizmų truputėlį taip garsėja ir jas atseit reikia šeimomis. Jeigu bus patelė, tai užmuš, bet jeigu kaip vienas į sodybą pirko, jie patelį neperka fazanams. Jie prisipirka patinų vieną. Jiem kaimo turizmo sodybų, jie vien patinai, jie neturi dėl ko konkuruoti. Ir tada... Jo, jie neturi dėl ko konkuruoti, nėra dėl ko peštis, nėra kam rodyti dėmesį. Prieš ką maivytis, jo. Ir tada jie ten gan ir tėvo, kai mūsų tie karališki vadinami, jau ten gan dalė biję net nueiti, ten ir kiberas sulankstė, ir duodas, ir vieno žodžio. Tai netokie sugyvena su kitais. O šitie, tai sakau, pavasaris prasideda, buvo grečiai povai ir fazanai. Tai įsivaizduokit, fazaną su povu kariaudavo. Neaišku dėl ko. Dėl kažkokios patelės, tik neaišku kieno. O kaip jums šiemet tas sezonas tikrai sunkiai įsibėgėjo, ypač uogininkam, ir tos šalnos buvo? Labai. Nuo šalnų purškiam, tai, kaip pasakyti, pavyko apsaugoti. O kur pakalnė, tunelis toks vėjo eina, tai, kaip pasakyti, ir purkštukai nepadėjo apšalti. Turime įsirengę, vėlgi per projektą įsirengę laistymo sistemą nuo šalnų. Ten specialus flipper purkštukai. Na taip, tai Robertai irgi išmaniai turit ar ne programėlę kažkaip? Ne, užsiimu tom programėlėm, kažkaip tai geriau pasitikiu ten programėlę saveiks, nesaveiks. Bet stebit orus, kad atsakot iš ryto labai anksti. Tai ne, tai čia jau vakarį kiekvieną... Čia kaip tėvą myliu, ar ne toksai? Ne, tai senesnis žmogus, eidamas miegot po 3 kalbą, o žiūriu orų prognozmes. Matėgi, Robertai, tu nustatęs. Tai jeigu žiūri žiūri pagal prognozes, jeigu tik tai rodo nulis, bent jau ir žemiau, tai automatiškai statai, kad įsijungtų laistymas tom valandom prie saulės tekėjimo. Bet tai kas iš to? Šiemet tai buvo 2 naktis, kai mes ėjome apie 12 miegot, jau buvo 1,5 laipsnio minusas. Tai buvo konkrečiai visas 2 naktis grynas minusas ir mes negalėjom išlaistyti, nes mes kuo daugiau laistam, tuo ant krūmo daugiau susidaro ledas ir mus būtų išlaužę visus krūmus. Tai mes tik paryčiais laistėm ir labai daug labai šakų buvo apšalusi. Tai irgi va tokia rizika, laistai tam, kad būtų tas ledas, ar neapsaugotų augalą. Čia tas pats vienoj pusėje tu apsaugai augalą, ne, nuo šalnų, bet jeigu kuo tu daugiau laistai, tuo daugiau jisai formuojas ant augalo ledas ir automatiškai neišlaiko. Šakas nepritaikytas tokiam svoriui ledo, išlūžta. Tai vėl, o paskiau rytais, kai ledas susidaro ant krūmynų, eini ryte, taigi jisai net šneka, visas šnara, kaip jisai atitripinėja. Pokščiai gražiai. Na, įdomus toks. O kas trešnė nėra, iš vis nušala. Dabar va šitus purkštukus, kaip pirkom nuo laistymo, tai sakau, jie geras dalykas nuo šalnų, nes kadangi purškia tik tai metrą į šalį ir po 3 metrus, kaip pagaliau vagos ilgį. Tai susatyti kas 6 metrai ir įjungus, tai čia gali tai pačiai vasarą laistyti nuo, kaip sakyti, aplamai laistyti augalas, kad per lapus įgautų drėgmę, arba nuo šalnų. Čia va laistymo vamsdelį išvedžioti, giliau eina jau tas jau centrinis laistymas jau šitų jau. O geriausias variantas, tai žinokit, pavasarį, kai genim krūmus su pjūkliuku, geni šaką pjauni, girdi toks sausas garsas, džir, žinok, šlangą plauni, laistymą.
Nes ir vėlgi tas minusas, kadangi mūsų laukas yra aukštai, tvenkinys yra žemai, tai yra aukščio skirtumas kažkas, metrų kokių 10 gali būti daugiau, kažkas tai yra. Tai tada dėl ko mums labai reikėjo galingą siurblę, nes mums nepakelia. Nes va šito, kur prie namų tas mažutis šulniukas yra, tvenkinys yra, mes viskas tvarkoj, pasirinkėm čia laistymą, viskas susijungiam. Tik šitas laukas buvo, šitas laukas buvo, nusipirkam siurblį gerą, viskas, tik pajungiau, čia jau laistosi visur. Tik tai aš vis jau, tik kad vandenė nebėra jau tvenkinį, lekiam pasižiūrėti, kad nebėra jau, tuščias. Neįmanoma, tai buvo ir pliusas, ir minusas. Minusas tai, kad vandenė nėra iškart paimti laistymui, kitas pliusas, kad tekas ryto ekskavatorių pagilinam tvenkinį. Tik yra toks pliusas, kad šilauogė ar nupjausi, arba netyčia kaip sakyti, žvėris nunekojo, jos atauga iš šaknų, duoda atžalas. Jeigu viskas gerai, tai jos duoda atžalas ir vieno žodžio jos, pavyzdžiui, ir mūsų kitas būna krūmas išmiręs. Nukerpi, palieki porą 3 centimetrų, jos duoda atžalas. Svarbu toliau laistyti, žiūrėti. Jo. Tai aišku, būna, kaip sakyti, nesakau, kad 100% viskas atauga, bet kokių 70-80% per naują. Čia elementarus pavyzdys, buvo krūmas išmiręs ir gaunas davė iš krūmą iškirpam, apipjaustėm davė, vagi, nušalimo pasiekmės. Nušalimo pasiekmės jau buvo prasprogę lapelį, nušalo, bet automatiškai jisai pusė nušalės, o dar duoda naujas atžalas. Duodi vieno žodžio augimą į viršų, kad kažkur. Tai aišku, ten reiktų, pagal viską reikia išimt tokią šakos, kurios į vidų žiūri. Bet taigi vėlgi ten visur, ką žinau, čia jaunas auglys, kažkur tai gali atlenkti kažkaip tai paformuoti, vėlti kažką. Tai va tokias va yra senos šakos, pažinai, jinai gan derlinga. Šaka va šita derlinga, bet jau jos darosi kaip eglutė, tankėja, smulkėja, gaunas šitą šakytės ir tankėja. Jau čia jau kandidatė kitiem metam jau ją panaikinti. Nes yra jaunų uglių, gražių tokių uglių duota iš krūmo, tai va tokias jau reiktų jų naikinti, nes pasidaro, aišku, tai šaka ir graži, stambi tokia, ir uogų tų būna, bet jau kaip pasidaro kaip gandralizdis viršai, susiformuoja, ir kuo toliau tuo smulkėja. Ir dar vienas dalykas, kaip kuriuo yra veislė, labai būna, nežinau, tendencija tokia, labai uogų daug. Daug uogų ir jos didesnės neužauga. Tai mes bandėme jas ir šalinti, užuomazgas visaip ir... Va šita šaka bus, šita bus šaka neaišku, ar jinai išsimaitins ar neišsimaitins. Jau lapų nerasta, jau nėra lapų skaityti, bet vien uogas. Tai smulkės, jau prašau, kita jau šaka, jau biškiai, jau uogų galbūt kažkiek tai ir mažiau, bet jau jos jau didesnės kokias, o jos tokios smulkės jau. Per prievartą pernai buvo prinaikintos per prievartą, jos neužaugi nei savo masės, nei savo skonio, buvo rūkščias. Eini ragauni uogas, paragauni rūkščias, prekybo neduosi. Vėl laukiam savaitę, vėl rūkščias, o jau saldžias krūmo barkšt visas uogas žemyn, tai kas daryti, tai ir skiniam taip dalykas, citrinų pratų ir taip yra pirkti. Tai čia noris, kad jų būtų biškiai jau saldesnės. Aišku, saulės reikia, šilumos reikia, kad būtų, bet jau kai buvo jau per daug, tada būna, vienais metais irgi buvo taip pačiai. Noka normaliai, taip skiniam visas, palaipsniai, pabiškiai viskas gerai, užėjo didelį karščiai, noka visas, automatiškai reikia jį nokti, nereikia noka, tada čia irgi visai. Veislės niekur nefigūruoja, kad jau kažkas pasakysi, va šita yra vidutinė vėliavesnė. Ne, saulė kaip paškvietė, šiluma, va dabar va kokių pabus, va. Koks mėnesis geras karščiai, jos bus prinokosios prekiausime pilnamoji uogą. Nugi pernai tai priskynėm, kurios skanės, kurios didelės, kurios jį turi išvaizdą, tai kaip juodieji pipirai, jų net neskynėm. Tai skynėm, aišku, dabar turim prisiskynį, mes prisiskinam, užsišaldam ir kakteilius žiemai, sublenderiuojam labai gerai. Su kakteiliais tik tai reikia sublenderiavą, turi 5 minutės išgerti, ir tai ne 5 minučių, gal 3 minutės turi išgerti. Kodėl? Nes pasiimi valgamų šaukštą ir valgai mano košę. Antiek sakėtėja, sutirštėja, tu jų ir minties neturi, kad išgertum. Sakau, ant akių stingsta josi. Jo, labai daug yra pektino, kurį dabar gaunas ant deda į cukrų, kad labai būtų uogienės. Tai čia dėk, daleiskim, verdikas. Ką ilgiau reikia pavirti. Braškės galbūt ir būna, jeigu skistesnės, ilgiau reikia pavirti, kad jos būtų sutiršintų. Dėk šilauogių ir jos sutirštės ir bus tau be jokių ten tų pektinų, be nieko. O kaip pasiteisino šilauogės auginat ir šiltnamyje? Tai gerai. Kaip geriau šiltnamį ir vis dėlto? Jo, taigi derlius jau žymiai anksčiau, jau pirmi metai, bet tai jau jaučiasi, kad žymiai. Šiais metais kaip labai jau vėlai bus viskas,
Tai sakom, gal Liepos pabaigoje duok Dievę pradėtų melti jos. Nebejoju Čia dar. jau baigiam nuskinti per joninės, pradėjom pirmą skinimą. Tik, žinot, kaip ir šiltame auginimas, laistymas pagrindinis, nes jos šilaugės vandenį mėgstantis augalai ir nenori, tu turi kažką tai daugiau palaistyti. Čia jeigu rudeniop lietų nelaistą, šiltame būtinai turi laistyti. O dėl bičių tai, ką žinau, kaip augini uogynus ir nėra bičių, tada yra didesnė rizika, kad kaimyno neatskiris ir tavo bus augalas, kaip sakyt, neapdulkintas žiedas ir kad nebus uogų. Tai aš ir pirkau specialias bites, ten tos italų suomių selekcijas, kažkokias tai bitės, kurių striubliukai ilgesni ir jie vieno žodžio gali paimti iš raudonųjų dabilų, iš šilaugio, nes šilaugio žiedas varpelio formos ir paprastas bitės nepasiekia tos jau. Tai kamanės gali ir šitas. Tai. Žodžiu, veiklų daug, tai aš nežinau, kaip reikia namų darbus tos pasidaryti. Dalia padeda, kaip jūs čia šiandien dalia ir dirbas pagrindas, dalia tėvukas padeda dar dalios, tai ir dirba, kitas ir dar dukras įkinka, jeigu pagauni. Bet dukras vėlgi vyresnė dukra, taip pačiai savo dabar ūkį augina susikūrusi. Tai tėveliai buvo pavyzdys? Nepasiduoda, nenori pasiduoti. Nepasiduoda, čia jau. Tai savotiškai konkurencija tokia, kaip pas tave, kaip pas mane. Dabar šiuo metu pasidarė taip, nes mes biški braški, jie dar daugiau. Nu, ko jie dar nebanda šilaugį, nes čia pedilis rūpestis. Su šilaugiam dukra biški nelabai. Mes aviečių, nu tai gerai, mūsų 10-15 aviečių, nu tai jie 50 aviečių. Bet kaip jums, sako, vaikai eina tėvų keliu dabar Lietuvoje, tokia opi problema, kad neperėma ūkio ar dar kažką. Kaip jūs, linkit to savo vaikam? Sėkmės tik didesnės, kad geriau sektųs negu mum. Bet reikia mėgti, mylėti tai, ką darai, ar ne? Taip. Čia gal ir ženta daugiau įsispyrimas dėl to nepasidavimo. Dirba valdiškam darbi, paskui lekia čia iki vidurnakčio. Žolės pėvimas, tačiau dalės kažkodėl tai nori laikyti kaip golfo aikštynas. Man tai būtų gerai, žolė iki kelių tinka, bet jį netinka. Tai... Vat kalbėtų apie paukščius, kaip užeina jų būriai, kaip jūs apsisaugot? Kadu, pernį ar užpernį galop tėvukas važinėja su žoliapės traktariuku, pritaisiau signalą garsinį. Važinėja žmogus ir signalina, nes jie nieko nebijoja, absoliučiai. Ten tie vanagai, daleiskim, ten tos visokias baidyklės, skaitau, galbūt didiesiems paukščiams, tiem varna, šarkams, jie vengia. Bet strazdai, tai jie nusileidžia vienoje pusėje, jie pieškomis peina į kitą pusę ir ten jie savo normaliai lesa. Garsinė vanago įrašą pakabina, jau taip atskris paukščiukas ir vanagas pradės rėkti nuo judesio. Kur tau paukščiukas tupi ant tą vanagą rėkiančiai ir nieka nereaguoja. Kad ir tas garsinės patrankas, mes žiūrėjom, ten tas perki, aišku, ten pradėtum šaudyti, bet vėlgi reikia ją kilnoti iš vienos vietos į kitą, nes toj pačioje vietoje garsas jisai paukštis pripranta. Toj pačioje vietoje jie tą zoną, vengia tą zonas. Jie kažkur tai už 10-20 metrų nuskris. Atsitupia ir žiūri, ar ne? Stebi. Jie svarbiausia pirmoji eilėje, kaip varnėnai, jie gudri, jie susutupia į medžius ir žiūri, kas darosi. Ir čia jiem labai gerai šitie laidai. Laidai, oro linija, elektros eina ir tada yra pora tokių žvalgų nusileidžia, reiškia, nieks mums netrukdo, o juodas būrys leidžia tada tenais toliau. Tada jau prasideda. Aišku. Neįsaugusi 100% derliaus nenurinksi. Tie, kas nubyra. Tada plius ateina rugpjūčio antroje pusėje, usūriniai šunys pavalgo, uogų nuo žemės nukritusių, lapės pavalgo ateisias. Nesvarbu, kad teritorija yra aptverta. Plius tada barsukai. Tik su barsukais biškai, kad šakas išlaužo. Juk jie randa kažkur tai nelygumą. Po tvoros apačią pralenda, praeina. Buvom neaptvėrę pusę lauką, tai stirnas atėjo sodinukus, bet tik vieną rūšį nuvalgė gražiai. Skaniausia. Jo. Kažkodėl, nežinau, mes neragavom čia skaniausia. Ne, tai skaniausia, mes sodinam spartaną, čia paragavom, kad geras uogos. Ir atėjo, jas pasodinau per vidurį, atėjo vidurį lauką ir visų viršūnės nuvalgė.
pat sako, stirnoms skaniausi tas ir tas, o kaip atsirinko tas veislės ir kiek jų tų veislių čia dabar yra pagrindė? Turit savo gruntaunas, sakykime, tokias veislės ar bandot įvairias? Kokia tavo skaniausia? Nu, iš ankstyvųjų tai Spartanas pats skaniausias man, jisai labai saldus. Tai ankstyvoji tai birželinė kokia ar... Ne, Liepos, jos vidutinė, nes Lietuvoje per šalta. O pas mus vėlyvosios tai Patriotas. Idealios jau žmonės ir laukia jų. Bet šaldį tinka ir viską, jos tokios nesupliūkšta kaip atšyla. Bet Patriotas tai mūsų tai vėlyvoji, bet žmonės perka Patriotas dabar ankstyvosios, tai mes dabar net nežinom. Kiekvienas pardavėjas savo veislę įvardino kaip ankstyvoje, kaip vėlyvoje. Bet internete pasiskaitai Patriotas yra ankstyvoji. Bet mūsų Patriotas tai yra vidutinė vėlyvuma. Kas kaip parduoda ir neaišku, kokią veislę, kokią etiketę užkabina ant augalo ar tą pardavė. O sakot, žmonės perka taip ir taip, per tą dešimtmetį jau turite savo klientą, pažįstate jį? Yra. Grįžta metai iš metų. O tai kaip, sakykit, jūs surasti? Ar turite socialinių tinklų, ar turgui, ar molėtuose? Pas mus gaunasi, jeigu taip nuoroda, yra Šilauogės ir Braškės molėtuose. Ir tada gaunasi, yra Facebooko toks profiliukas biški yra, ten mūsų kontaktai. Ar yra dar kokių idėjų dalyti? Ar jau čia viskas? Ne, čia viskas. Baigiam reportažą apie idėjas, tai čia jau tabu, nes pripasakos, tai čia bus blogai, tada aš jau antram gyvenimui kaupsiu darbas. Supratau, bet va ta uogininkystė tarsi prasitėsi liofilizuojant, ar ne? Jie šaldot ir paskui jau rudenį, ar ne? Tada kitas etapas prasideda. Taip. Nors, kaip pasakyti, braškės pernai liofilizavom, kol išsipardavėm Šilauogės, tai kiek turėjom braškių, visas įsipardavėm. Būdavo žmonės paragauja ir sugrįžta, dar turit braškių liofilizuoti. Ką labiau, sako Robertas, sunkiau galbūt liofilizuojasi Šilauogė, tai kas labiau einančios mėgstančios? Braškės. Jeigu skanios, turi būti skani braškė. Saldinai turi būti. Jo, jeigu jinai bus rūgšti, tai skonis suintensyvėja, jinai dar rūgštesnė pasidaro. O kai mes, kaip pasakyti, buvo saldžios braškės ir tokios, kaip perpjauni per pusę, jinai tamsi viduj. Labai gražios konsistencijos tokios. Ideali liofilizuoti, jinai tokia skani, tobula. Reikia dabar vėl bandyti į tą šokti paramos traukinį ir dar kokių, mažiausiai vieną šiltnamis braškėms. Tai čia mano svajonė. Kaip smagu, kad dar... Ta šiltnamis kokių, kiek ten 9, tokį patį kaip Šilauogėm braškėm norėčiau. Ne, Aurais, tai čia yra nesunkus susigyvenimas, bet vėl prasideda tie, daleiskim pas mus, kažkodėl tai sunku susirasti, kas, daleiskim, iš ko gerą produktą gali nupirkti. Nežinau, kažkodėl tai tendencija tokia yra. Daug kas ką siūlo, bet... Turit produkto omeny, Robertai? Daleiskim, kad tai šiltnamį nori nupirkti, ne? Tai šiltnamį tai vieni siūlo tokią siūlą, bet tai kitas pasiūlo, aišku, geras produktas, bet tai kaip pasižiūri etiketę į kainą, kažkas, biški nerealiai gaunas būna tokie įkainiai kelti, aišku. Aš sakau, Lietuvoje gera gyventi, jeigu turi kažką tai savo parduoti. Bet jeigu nori savo nupirkti, tai biški, aišku, skaudžiai kerta per kišenį. Tai va, tas šis šiltnamis. Aišku, jeigu gerai pasisektų su konsultavimo tarnybos parama, tada, kad iš mokėjimo agentūros, aišku, tada jau būtų paprašiau truputėlį, ten tai reiktų, jau pačiam nereiktų, tik tai susiradai, kas gali tą produktą pateikti, su pastatymu su viskom, tada paruošia aikštelėje, pastato viskas, tada automatiškai tai reiktų jau viduje. Jau ten tie visi laistymai įsivedžio, ten tie visi jau kažką tai, kur auginsi, ar grunti, ar laveliuose, ten vienu žodžiu, tas jau pats jau techninis variantas, pats, aišku, tai koja ant kojas lovoje gulėti ir kažkaip tai sakyti, kad aš nieko neturiu, man nieks nieko neduoda, nežinau. Imat ir darot. Taip, ir kol dar yra svajonių, tol tas pozityvumas. Darai, pyksti ir tada ir gaunas galvoji, koks čia mane nelabasis sugundė tą daryti, bet dantis sukandęs, jeigu pradėjai, taigi neišardys, reikia pabaigti ir darai. Viskas čia sukasi ne tik apie derlių, bet ir apie gyvenimą, kuriame svarbiausia darbštumas, kantrybė ir meilė tam, ką darai. Įdomių ir savitų ūkininkavimo istorijų bus ir daugiau. Prenumeruokite mūsų kanalą ir stebėkite naujienas portale ir socialiniuose tinkluose. Thank you.